Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos duomenimis Lietuva nuo šiol gali didžiuotis dar vieną laukinių gyvūnų rūšimi. Meška atsivedė jauniklį, o tai reiškia, kad Raudonojoje knygoje bus atverstas naujas Lietuvos gamtos istorijos puslapis. Anot Laimono Daukšos meškos jauniklį gamtininkui Laimonui Kiaulėnui pavyko užfiksuoti Kupiškio rajone, Mirabelio miške, praeitą savaitę. Anot draugijos direktoriaus Laimono Daukšos tai ypatinga diena Lietuvos gamtai, nes Raudonojoje knygoje nuo šiol turėtų atsirasti ir Lietuvoje gyvenančios meškos, kurios iki šiol buvo laikomos išnykusiomis, nepaisant jų reguliarių vizitų mūsų gamtoje. Į Raudonąją knygą gali būti įtrauktos tik toje teritorijoje jauniklius vedančios rūšis, tad šis meškiukas atvers naują šios knygos puslapį. Pirmasis oficialus Lietuvos meškos jauniklis yra griežtai saugomas, kaip ir visos meškos Lietuvoje. Tuo tarpu gyventojai raginami vengti bet kokio kontakto su juo ar net jo ieškoti, nes jį globoja ir saugo jo mama, ir tai daro be jokių kompromisų. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija praeitų metų pabaigoje inicijavo specialų žemėlapį meškos.lt ir meškų-žemėlapis.lt, kuriuose galima sekti šių gyvūnų gyvenimo būdą, migraciją Lietuvoje. Nors meškos Lietuvoje iki šiol buvo laikomos išnykusiomis, jų pastaraisiais metais fiksuojama vis dažniau, tuo tarpu jaunikliai iki šiol taip gerai užfiksuoti nebuvo.